pradėti ardyti. Tai po praeito video realiai nieko nebuvo nuveikta. Parduoti buvo purkštukai, paskui papasakosiu dėl ko. Tai va, turim lipą, kurį reikės pabandyti užsidėti. Ir gavom dalis reikiamas. Visur buvo nupirktas polis, pasirodo Interkarse, labai gerą kainą jo galima pasiimti. Tai žodžiu, viskas, kas trūko, bus poliuretanas. Ir šiandien darbas išsiardyti ir pradėti šveist tiltą. Nupirkta dažų, bet šiandien manau, kad jau nespėsiu pradėti dažyti. Svarbu išsiardyti, pradėti šveist. Nu ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Išardyta. Prasidės įdomiausias darbas – šveisti. O šveisti bus ką. Parsinešiau buferį iš duobės. Man atrodo, nerodžiau, tai va nupirkti buvo dangtukai kažkada. Ką dabar reikia nusiimti? Šitą lipą. Ir bandyti pridėti. Labai tikiuosi, kad pjausit nereikės, nes kampai biškiai apdirbti. Metus atrodo neblogai visai. Aišku, reikės pritempti vietom. Čia reikės išsipjauti, nes slepia neonus. Bet kampai gražiai sueina. Viskas gerai. Primečiau dėl vaizdo. Aišku, dar čia iki gal nesukta niekas. Bet labai gerai. Nu, bendram vaizde, manau, atrodys puikiai. Tai va, update'as buvo nupirkti bošiniai purkštukai. Dabar jau jie atrodo taip. Prieš tai buvo rožiniai. Biški skiriasi negu anie. Bet kodo keitimas yra. Tai turėtų taip. Esmė tokia, kad kažkada prieš porą metų, gal metus, gal porą, buvo tikrinti purkštukai. Pasakė, kad jau apie pusę jų našumo likę, kiek deklaruoja. Tai žodžiu, visą laiką norėjau nusipirkti naujus. Aišku, įdomu ir nežinau, ar kažkas akivaizdžiai pasikeis, nes mašina tikrai gerai važiavo. Tai va, reikia bandyti įsidėti ir žiūrėti. Tikiuosi, kažkokių pasikeitimų bus, nes pinigų kainuoja nemažai, bet mašinos nežadu pardavinėti, tai manau verta. Nu tai sveiki, atėjo žiema, atėjo nauji metai, garaže bardakas, konkretus bardakas. Kol kas nieko po paskutinio video nebuvo nuveikta. Turim -4. Bandom šildytis. Pradžiai reikia truputį apsitvarkyti, nes čia nieko gero. Pildomės, tvarkomės ir bandysim pajudėti su darbais, nes nuo praeitų metų nieko nepadaryta, tai praėjo apie mėnesį, kai nebuvau prie mašinos. Tai va, dabar reikia kažką daryti. Garažas sutvarkytas. Po praeito video pastebėjau, kad su GoPro filmuoti nėra geriausia idėja, tai pagalvojau, pabandysiu su telefonu. Tokį mikrofoniuką nusipirkau, kad biškį garsas būtų geresnis, nes ir garsas, ir vaizdas buvo realiai tragiškas. Tai va, tai dabar šis video jau turėtų būti biškį geresnis. Žiūrėsim, kaip gausis, bet manau,
turėtų būti viskas geriau. Nu ką, šiandien sunkiai kažkaip sekasi pradėti dirbti, susitvarkiau garažą, daug ilgiau negu tikėjau, strukau, nu bet reikia kažką padaryti. Šiandien pagalvojau, padirbsiu prie elektros, tai žodžiu, pasibaigiau lempas iki galo. Viskas su lempom baigta, jau bus taip, ir dabar reikia susimest purkštukus, susijungti viską iki galo, nes nebuvau padaręs ir gal pabandyti užsikurti. Sudėjau reilą, prisukau, reikia jungti laidyną ir bandyti kurti. Nu ką, pabandysim pakurti. Kaip gera prisėsti. Duslės nėra, tai turėtų gerai dirbti. Nu gerai, gyva. Purkštukai vadinas veikia. Tas kvapelis, kaip gera. Jo. Nu, gausi taip, per daug nesistengta. Aišku, galima buvo nusmėliuot, nudažyti normaliai, bet klausimas ar verta. Niekas ten nematys ir niekas už tai nepagirs. Pats dėl savęs žinosi, o manau dėl savęs bus normaliai ir taip. Tai va tiek, perdažyta padaryta. Reikės ar šitus, nežinau, ar naujus pirkt, ar šitus persidažyti, susitepti viską naujai. Man dar pagalvosiu. Atėjo dar viena graži žiemos savaitgalio diena. Garaže -4. Nu į ką, pradedam toliau darbuotis. Buvo pagamintas toks laikikliukas. Nu į ką, šiandien reikia susirinkti visą priekį. Normaliai įsidėti lempas, posūkius. Nežinau, bandyti prie močiuoklės. Galbūt čia įsidažyti viską. Nupirkau naujus suportus. Kad senų neperinkinėt, nes kaina, tai realiai ar perinkimo komplekto, ar dasimės biškį pinigų ir nusipirkti naujus, tai vis tiek nauji yra nauji. Nu tai va, bandom pradėti dirbti. Kažkada iš Aliko pirkau tokį moduliuką, kad mirksėtų stopai. Tai va, galvoju, vietoj šito, labai uždulkės. Žodžiu, vietoj šito reikia pasidaryti, kad nešviestų, o mirksėtų. Tai tiesiog yra, tai įmontuosiu. Nesąmonėm čia užsiminėjau, iš tikrųjų reiktų normaliai pradėti dirbti. Nu, iš visų mažų nesąmonių gausis didelė sąmonė galbūt. Nu, kitoj pusėje irgi padariau laikiklį. Susirinkau viską po kapotu, turėjau tokį dangtuką. Tai irgi uždėjau. Nežinau, geriau žiūris, negeriau, bet tiesiog gulėjo, tai galvoju, reikia užsimesti. Tai va, lempos jau prisuktas, nieks nekliba. Posūkiai dar reikės prisitaisyti, nes kas turi kregždę žino, kad problema yra su tokiom netvarkingom lempom. Žodžiu, nesmė čia. Tai dabar biškį žaidžiu su lipu, bandau aš jį
prisidėti, jau normaliai susisukt, kad jau galima būtų parašinėti dažymui. Bet tokia situacija, kad lieka taip, jeigu nustumi taip, tada ten nesueina. Nu tai va, tai galvoju, kaip čia viską įspręsti. Ar pjauti tiesiog ir nesuk galvos, nes liesi ratą. Tai va. Jaučiu, kad reikės biškį papjauti. Nes dabar stovi kaip ir gerai. Dar čia prisisuks. Ten viskas gražu. Tik tai va tas galas man nepatinka. Nu jo, ne kaip atrodo. Tai va, reikės jaučiu vis dėlto papjaustyt. Pabaigiau šlykštų darbą. Daug valymo, daug šveitimo. Smirda labai. Truputį praėjau. Kiek buvo dangos tos antikorozinės, tai va, susipurškiau, pasidariau, aišku, negražiausiai, bet gal kažkiek biškutį apsaugos ir ilgiau laikys. Tai va, tokia situacija. Viskas, baigiam prie šitų. Šio video pabaiga. Kaip ir viskas pagal planus. Daugmaž visi darbai pasidarė, kas buvo planuota. Beliko realiai tik tai galinis tiltas. Ačiū, kad žiūri, ačiū, kad laiką paspaudžia, galite prenumeruoti kanalą. Ir antras video baigėsi ir susitiksime trečiame.